Tai sveiki visi susirinkę. Tai ką, turim, žiūrėkit patys. Bum! Garažiukas, taip, va jaukiai įsikūrė. Galvot, kas ten? Ogi! Mociukas! Tai va, atspėjot komentaruose Einaras, bet Einaris, kadangi žinojo, tai čia toks ir atspėjimus, žinai. Nesiskaito. Kas ten sakė, kraukalų gamint? Ne. Narkobaronas? Ne. Tai va, Mociukui šitas nuostabusis garažas. Tai ką, turim mes čia? Kaip ir matot, Kawasaki Z750. Žiaurinis aparats, bele kaip, smagus. Juodi plastikai, mano dažyti plastikai. Gražu, švaru. Ne, šautautas Rokis padėjo. Gražu, švaru. Ne, švaru nėra, bet gražu yra. Visur juodi plastikiukai gražiai atrodo. Duslerkė irgi vis šmetims gražiai nudažyts. Tai kaip žiauriai žiūris, bele kaip. Bombinis aparats. 2006 metų. 8,1 kW. Kas dar čia? Nu, žudiks, karočią, baisiai. Bombinis aparačiuks. Tai ką jam? Ką aš su juo dabar darysiu? Tai ką aš darysiu? Techui ruošiu. Techs baiginės balandį. Balandį baiginės. Tai man reikia. Turiu nusipirkęs posūkius. Nes nežinau, ar šitai yra sužymėjimų, nesužymėjimų. Reikia pasižiūrėti. Pipinis neveik. Čia prihimyčinta, priburta, pridaryta. Tai turiu naują, bet nežinau, bandysim gal šitą sutvarkyti. Išsiardžius, pasižiūrėti gal kas jam ten yra, bet matau čia priburta, pridurta. Reikia pasikeisti tepalus. Pasikeitus tepalus, kaip ir viskas. Ai, dar galinę padangą. Turiu nusipirkęs naują Micheliną. Tai reikia pasikeisti padangytę ir galės... Ai, teisingai, dar į stokinį išmetimą, nes šits tai yra bombinis. Šotauts Gedis padovanojo man šitą išmetimą, tai čia jis yra, nežinau, iš AliExpress, iš temų už 10 eurų. Nu, bet pasiklausysit patys, kaip jis dirba, tai... Žiauriai. Aišku, reikia garso, kad tave girdėtų aplinkiniai, nes be garso, nu tai ką, šūdas, ta prasme. Tavęs negirdės ir avarėlę turėsi, tai konkrečiai, nu ta prasme, jau geriau. Būsi girdims ir būsi matoms. Tai ką, bandom, nežinau, gal užkurtą bolidą po žiemos miego. Gal išeis užbirbenti tą kvinkį, minkį. Ką, turim ridos? Neturim ridos. Iš viso? Kem vieną štuką. Nežinau, per vertikalą netikrinau. Ką, žinau, bandom kurtą, ne? Belekai. Aišku, čia dabar smirties belekai. Bet smagu gražu žiūrėti. Ką, net biškį užgesinam? Tai ką, žinau, šiaip aš nieko nevairavęs, realiai. Iš tų mocų, tai mano pirmas mocas čia. Ta zetkutė, bet žiauriai gerai valdos, žiauriai manevringa. Šiaip gerai einanti, spaudė gazą, važiuoja. Nežinau, kaip pirmas mocas, tai tikrai esu patenkins. Aš ją nupirkau be defektų. To defektai, kas per defektai buvo pipinis. Kaip ir sakau, neveik. Ir čia va, biškį tepaliuką leidžia per tą tarpinę, tai ją reiktų pasikeisti. Ir kaip ir viskas. Bet čia taip nežymiai, realiai, nežymiai tą tepalą. Tai čia gali dar važinėti prie bėdos. Ne prie bėdos, o dar važinėsiu ir nekeisiu. Gal kitais metais žiūrėsim kaip čia. Dar teisingai reikia, aišku, filtrą pasikeisim tepalo. Viską nusiplausim. Ruošime sezonui, tai blembo, už durų čia prisnygė. Bet tikėkimės, iki kovo ištirps. Tai va.
Žiauriai daug sakau, karočią. Montuoju video ir žiauriai daug sakau. Tai ką, blemba, kaip mane nervintas, tai ką. Tai žiauriai, tai ką, pradėsim, mane. Jo. Tai va, garažiukas, tai čia, chill. Iš belekaip jaukų dabar pasijungu tą žiauriai šiltą. Žiauriai geras dalyks. Tikrai, paturiu nusipirkti. Visiškai neverksi dėl elektros išlaidų. Dujinis, daug šildo, gerai šilta, malonu, faina. Ir visio, tokios tos takelės. Tai ką žinau, ką čia mes dabar galim padaryti prie to moco. Galim biškį pabirbinti. Ką žinau, ką daugiau. Gal įsiardytą pipinį pasižiūrėti. Kas jam čia ir blogai. Neįsivaizduoju. Taip, norėjau bišką parodyti, ką čia esu įsigijęs. Pirkau iš Vilniaus. Sumokėjau 1,6. Bet aišku, čia žiauriai pigiai paėmiau. Belekai pigiai paėmiau. Pats gali pažiūrėti skelbimuose, kokiu jų kaina. Iš vokiečių buvo parvaryts. Teks dar vokiečius. Ką žinau. Kimbam į darbus. Kokius tus darbus? Nėra tų darbų. Atvariau pafilmuoti. Galvojau, reikia kažką pafilmuoti, apžvalgelę, tokia mini čini, mini maki. Ai, nu gerai. Pakurkim ir parodykim, nu kas čia per išmetims iš AliExpreso. Aišku, čia tiesus. Technikinio nepraeičiau. Bet, sakau, dėl saugumo reikia garso. Tai visi gali pagaduoti. Patys girdit, pominis aparatas. Bus, aišku, sekantis video kažkoksai iš keisim, darysim, dėsim tepalą. Šitai parvežė lauktuvių. Turim pūdytos silkės. Tai nežinau, kada ją reiks suvalgyti, kada ją reiks pamėginti. Gal kažkokį, nežinau, laikų skaičių galim surinkti ir galim mėginti, nežinau. Pasiūlykit komentaruose, ką su ją daryti, nes čia tas skanioji pūdyta silkutė. Tai va, kas planuoja dar įsigyti mocą, laikyti gal teisės, gal jau turi teisės, gal norit pirkti kažkokį variantą. Tai nežinau, sakau, tiek aš nemėginęs, nu bet šitas tai bombinis. Jūs ką norit tą sakykit, kaip jis gražiai žiūris. Realiai, žiauriai gražiai žiūris. Toks grinai. Strytas bele koks bombinis. Bele kaip gerai einantis. Aišku, aš kiek žiūrėjau, tų reviusų. 2,20 kg, kiek jis čia sveria. Tai, nu blemba, gal biškai sunkoks kaip mocas. Bet kiti mocai irgi ten, ką žinau, 20 kg skiriasi. Nu, tai nežinau, čia tas 20, aišku, daug ką reiškia mocui, bet, nu, nežinau, man nesijaučiu. Man realiai nesijaučiu, kad jis ir sunkus. Sakau, manevrinks yra tekę, kad ir staigiai stabdyti. Tai, ką žinau, tokia ta situacija. Toks tas maciuks. Man yra pats tas. Man jis nei per mažas, nei per didelis, ką žinau, pats tas, grinai, dviratuką turiu, realiai, dviratis. Laikiklis ne už kem, 5 eurų, pirks iš Temu, nežinau, gerai laiko ir atskirai prie dėkliuko prisiklijuoji. Nežinau, nieks pas mane kaip stikliuko nėra, nežinau, nieks nieko nenupučiu, vis normaliai, puikiausiai laiko. Tipo ne bomba. Nežinau, man tai žiauriai. Šiaip galiu pasakyti, su plastikais, pilkais, nu nesižiūri visiškai. Bet su šitais plastikais nudažytais juodai, nu belekaip bombiškai atrodo, belekaip. Ką jūs nori tą sakykit, nu žiauriai gražiai atrodo, kai nusidažiau juodai, žiauriai gražiai atrodo. Nežinau, 10 balų, tas išmetims irgi, nu tobulai atrodo, visas juodas. Dar pasiėmiau šalmą, juodą, su juodu stiklu, tai aišku, matomumai bus hujovai, bet tai dėl grožio, žinai. Turiu, aišku, ir tą skaidrų stikliuką, kažkur toliau važiuosim, užsimesim skaidrų stikliuką, o čia po miestą, vasarišką, šiltą, saulėtą dieną, užsimesim juodą stikliuką ir lėksim po miestuką.
Tai va. Kaip jūs vertinat, chebra, tą garažą? Nu ką aš žinau, toksai, nu blemba, jau žiauriai jaukiai atrodo, ne šiaip kokia landynė, žinai. Čia tos sienos gražiai dar visai įsidažė. Aišku, sakau, matos biški tos dėmes, taisymo. Bet nežinau, ledas, ką aš žinau, ledas. Lentynos irgi gražiai atrodo. Čia gražiai atrodo, daug vietos neužėm. Aišku, mašiną čia įsivarytum, automatiškai faktas, to vietos čia nebūtų, bet aš nežadu mašinas laikyti. Nežinau, gal trumpalaikiai ten kažką, nežinau, pasikrapštyti, bet tai iš manęs toks mechaniks, tai aš daug sugadinsiu, negu sutvarkysiu. Bet, ką čia gali žinoti ateityje, gal kokį projektuką sugalvosim, yra keletą minčių, tokių kvailų. Bet, nu ką čia gali žinoti, ta prasme, yra garažas, bus ir veiklos. Tai jeigu turit kokį pasiūlymą, aišku, galite pasiūlyti komentaruose. Nesupykčiau. Tai aš galvoju, reikia pamėginti sardyti, vis tiek niek nejaukų pamėginti tą pipinį sardyti. Galit matyti, biški pritemsta, kraniukus kaip paspaudžiu, bet nieko nereaguoja. Tai ką, pabandom išsardyti tą šuduką, tą parchimičintą pipinį, žiūrėsim, kas jam yra blogai. Tai ką mes čia turim? Turim tokį dalyką, kad pasiturim 12 rakčiuką. 12 rakčiuką. Bliamba. Ai, va. Nu, aš tikiuosi lengvai atsisuksiu. Opa. Sukis. O. Gal degimą išjungam? Čia būtų nukratę. Oi, būčiau prisižaidęs. Su to degimu aš manau tikrai. Gerai, tą fiškelę atjungam. Nereikia jokio atsuktuvų, šitai pirštą užkiši. Ai. Tik aš viską, mato, hebra, filmuoju, kad po to atsiminčiau, kaip čia ką reikia surinkti. Nes iš manęs, kaip ir sakiau, mechanikas toks, šiaip sau. Nu, išsim klobą, nu ko tu neimti? O, Zeniau, čia turim radiką. Ir aš manau, per tą radiką neišeis išimti. Oi, čia turėsim skylę blokę. Eik tu načiort. Tu nejuokauk, seniukas. Nesakyk, kad radiką reikia imti visą. OMG. Nebesvaik, nu, please. Jeigu aš tą pasuku, čia laikiklis. Bet tai kaip man dabar reikia čia prieiti? Jeigu aš noriu tą, čia reikia ištraktą. Šešiakampį kažkokį. Ir pasukt, kad... Nu, aš to, be šansų neišimsiu. Ai, prasidėt visi smagumai. Žiūrim, ką mes čia turim. Mes čia nieko neturim. Gal rasim netyčia? Toks va taip yra, Mechanics Live. Viena tvirkos. Ble, ką aš su jom darysiu? Nieko nėra visiškai. OMG. OMG. Turim? Kažką turim. Bandom. Ai. Prasided. Ne, per mažas. Nu tai what the fuck? Kas čia per debilas tokioj vietoj turi dėti, kad išim turi visą radiką? Jobani vrot kompot, blemba. What the fuck? Jūs tikrai debilai? Eik tu načiort, nu what the fuck, dabar viską man ardyt nori, štoli pasakyti. Kas čia yra? Pabandom, akirda, hebra, gal net neimt laukant, o pabandom pažiūrėti, kas čia yra. Gal čia yra kažkokios problemos. Ir viso, gal čia nieko nėra. Čia gal viskas normaliai. Yra. Ai.
Jo, mechanikas nori tvarkytis be įrankių. Be įrankių mechanikas. Nu nežinau, kas čia per mechanikas bus iš manęs toks. Sraigė! Ką tu tenais? Sraigė, what? Žiūrėkit, ką hebra radau. Sraigė, jaučiu iš vokiečių. Iš vokiečių sraigė, stabalį. Vokiška. Prisukam atgal, kur kas buvo. Kol prisimenam. Aišku, įsvaidykam dar viską. Meistras ufkėlė nesutvarkė pipinėlę. Oi. Tokie įrankiai. Nu nežinau, kas čia per įrankiai iš caro mūrų laikų. Dabar turėtų parvežti va šitai draugelis Paulius. Šatauts iš Pauliukui. Parves iš Olandų biškį įrankių, kad turėčiau su kuo tvarkyti. O tokia. Karočią. Baigęs remontai, nes nėra įrankių. Varysim, susipirksim įrankius normalius. Kad galėtumėm išardyti pybinę, kad neardyti radiko. Pasimsim, nusipirksim, kad užsikišt kažką. Užsikišim, atsisuksim ir bus liuks. Ką žinau, susitinkam sekančiam video. Tada keisime stepalus iš karto. Sustepsim grandinę. Pasikeisim pipinį ir pažiūrėsim dėl posūkių. Ar keisim, ar nekeisim, žiūrėsim, ar yra žymėjimas, ar nėra. Всё. Ką, iki sekančio. Ačiū, kad buvot. Minė žvalgelę, apturėjot viską. Pasiekit, pasubscribinkit, pasidalinkit, paspauskit laiką. Ačiū jums, kad esat. Myliu, bučiuoju ir į Palangą išvažiuoju.